Pirmąją Lietuvoje mokinių matematikos olimpiadą prieš 60 metų organizavo iš Leningrado grįžęs Jonas Kubilius. Čia matome pirmosios olimpiados nugalėtojus su dovanomis, knygų ryšulėliais ant kelių. Išleistas olimpiadinis matematikos uždavinynas. Šios knygos olimpiadoms rengėsi daug jaunųjų matematikų kartų. Vėliau buvo išleista daugiau uždavinynų. Metais Utenoje vyko 50-oji Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada. Ta proga buvo išleistas matematinio žurnalo Alfa + Omega numeris. Jame surašyti visų matematikos olimpiadų nugalėtojai. O šiemet jau 60-oji moksleivių matematikos olimpiada. Ji vyko Šiaulių Romuvos gimnazijoje. Visus jūs sveikino Romuvos gimnazijos abiturientė Viktorija. Į 60-ąją Lietuvos mokinių matematikos olimpiadą. Ir štai jau ši paroda mus tarytum jau kviečia į šventę. Parodoj matote ir uždavinių. Ir galimybė jums paspręsti tos uždavinius. 6 olimpiados, 12 olimpiados berods. Ir galima iš to suprasti, kad sukurti gerą uždavinį lygiai taip pat nelengva, kaip ir jį išspręsti. Kas dar? Taip pat matysit logotipo konkurso nemažai darbų eksponuojamų. Pasižvelgę po parodą, olimpiados dalyviai ir svečiai rinkosi į olimpiados atidarymo vakarą. Malonu matyti visų tokį didelį būrį atvykusių į mūsų gimnaziją. Organizuoti jubiliejinę olimpiadą yra ne tik didelė garbė, bet ir atsakomybė. Mes, visas pedagogų kolektyvas, mokiniai, rūpestingai ruošiamės olimpiadai ir labai atsakingai. Ir aš manau, kad jūs iš tiesų neturėsite kokių tai didelių problemų. Ta žemė man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir eilės, dygliavais raudonais rudenį liepsnoja, ir viena plačiai gulės. Magijos grožio, kiek yra tiek
geriausių darbų autoriai. O taip pat olimpiados organizatoriai veteranai. Olimpiados antrosios dienos rytą moksleiviai palinko prie uždavinių. Mokytojai irgi turėjo ką veikti, jiems buvo surengti dalykiniai seminarai. Vertinimo komisijos nariai irgi palinko prie uždavinių, išsiaiškino jų sprendimus, aiškino juos kitiems. Ir dabar taigi matom, kad dabar vėl galim naudoti pusiaukampinį teoremą, tik dabar trikampį BDC. Nes turim BD su DC, tai yra BF su FC. Ir dabar žiūrėdami va šitas dalykybės, mes matome, kad akivaizdžiai trikampis BEF ir BEC yra panašus. Tai va, ir už tai jau jeigu mokinys va tiek išspręstų, jau tai būtų pusė uždavinio iš esmės. Popiet olimpiados dalyviai išsirengė į miestą, aplankė Geležinę Lapę, Kryžių kalną ir šiaip pavaikštinėjo po gatves. O vakarą praleido Magnum klube, kur raikė jubiliejinį olimpiados tortą. Olimpiados dalyviai, iš tiesų olimpinis devizas, ko gero, yra nelaimėti, svarbu dalyvauti. Ir tie moksleiviai, kurie šiandieną, tai 3 dienas viešėjote Šiaulių mieste, jūs pajautėte olimpinę dvasią, tikiuosi. Tai ne pirmoji olimpiada, kurią tenka organizuoti, tai aš dabar kažkaip galvoju, kaip palyginti. Iš tikrųjų, šita olimpiada yra išskirtinė. Kodėl? Pirmiausiai, jumis matematikais tenka žavėtis ir mokytojais, ir vaikais. Iš tikrųjų esate išskirtinės asmenybės ir taip iš šono stebint galima suvokti skirtumus tarp, sakykime, kitų grupių mokinių. Norite tikėkite, norite ne, o aš manau, kad kažkas iš šių jaunų žmonių dalyvaus rengiant 100-ąją Lietuvos mokinių